Sveiki visi! Ir vėl tarp kurkiančių varlių, ir vėl nėra namie ką valgyti, ir vėl mes žvejybai. Tai šiandien pasiruošę stipriai nuodų, nes jau matot vėl jų daug skraido, ir atvažiavom patikrinti legendą. Legenda tokia, kad aną vakarą žvejojo, aš nieko nepagavęs, raudelių žodžių nei vienos žuvies, nežirėlio žvejojo, ir eina tėvukas. Nu, tokių gal 70 metų virš. Ir jis į mane su piršto rodo, sako, žinau aš tave, sako, mano sūnus tave žiūri, žinai. Nu ir pakalbinau aš tą tėvuką, sakau, ką pagavai, aš nieko, atidaro į sviedrą, ten ant viedro dugno tokie gražūs karasai, skaravadiniai, tokie nuo delno iki tokio puskelis viršaus. Ir aš sakau, kur tu čia tėvų kokiam prūdė gaudai? Ir jis, ten paėjus yra ežerėlis, tai va, mes prie to ežerėlio. Ir šiandien tikslas yra karosas. Atvažiavau su draugu, su Laurynu vakarui, po darbų. Dabar jau po 6-8, tai sėsim, pasižiūrėsim, kaip čia tas porą valandų ir pabandysim pasigauti karosėlį. O ką mes turim, tai šiandien maišysim pusės visų matytas, kur lynus gaudžiau, baigiau išdaužyti 10 kg, gal ir paskutinis ar prieš paskutinis pokas, medutis, karpinės stambios frakcijos ir mes jį sukerksim pusės su sensas lynų. Ir manau, gausis puikus pašas, šitas toks natūralus, be jokios aromatikos, šitas turi medučią ir stambios frakcijos. Tai neįsivaizduoju, šiaip ežerėlį, ar yra dar kokios šiukšlės, va neužklausiau tėvoką, ar vien tik karosai, bet tuoj pamatysit, susimaišau. Va ateina mašiną nuvaręs, nes čia nėra kur palikti. Laurukas ir atneša mano datelės. Slaptas ingredientas čia. Jo, šiandien gaudysim ant datelės. Labai gerai karosam datelės, didelėm karosam datelė, ypač su kauliuku jeigu. Va, kokiam grožį mes. Darbo vietos. Lauris iš dešinės, aš iš kairės. Su botagėliais. Aišku, kad su botagėliais. Bet labai mažai gylio. Iki metro gylio, nežinau, 70 gerų centimetrų. Tai biški tas su 5 gaudom, nes labiau ir nepagaudysi, mums biški tarp šakos maišo. Tai surištis mačą ir pažiūrėsiu, kas čia bus. Bandom pradžiui su botagėliais, bet dėl viso ko užsirišim mačiukus. Gaila ragatkytės pamiršau. Jeigu ką, pabandysim su 2 meškerėlėm. Arti turėt botagėlį ir toliau turėt mačiuką. Tai viskas. Pradedam kelis kukulius. Startui daug nereikia. Gylio nėra. Kelis paspaudimus. Po 4 tokias galkytės startui. Ir žiūrėsim, kas čia mums gausis. Kaip mokinau ant botagėlio, geriau 30 cm arčiau, negu ką aš padariau dabar toliau. Viskas, laukiam pirmo. Niurk. Žiūrėk. Kaip gražiai. Įsikabinėt. Fotosesija. Pikti pelkės karosai. Pas dėdoką irgi tokie tamsus buvo. Tik kad pas dėdoką buvo dideli. O kodėl mes mažus galvojam? Tai nežinau. Lauris 2, aš 3. Startas toks įdomus. Ir kas svarbiausia, chebrytė? Pagavau rataniuką, va tokį mažiuką. Tema, jau žinau, ką veiksiu čia kažkada. Rotanai intriguoja. Maža, bet tą velnę pagavom. Gyva bala, matos pasipliauška. Tokia čia paviršiam. Žiūrėsim, ar tik tokie bus, ar bus ir užsikūrė, lygina rezultatas. Sakiau, tavo taškelis geresnis. Žinau, kur atsistok. Su botagu pilnai užtenka, parodyk laurūkusai. Tamsus, jodė, durpės. Tik tai fizažo daryje, tai normaliai. Mano nenormalus. Beveik duplėtas. Negaliu atkabinti kabliuko. Taip giliai, ne? Paduodat kabeklį? Paduodu. Greitai duok.
Visiškai giliai. Tikrai turėjau tokį daiktą. Va, kairyje geriausias atkabeklis. Matot, pas normalų žvėją krūvinas, uždžiūvęs kraujas. Taip turi atkabeklis. Normalau žvėjo atrodys. Nu, čia jau tikrai geras. Chebryte, mano žuvis. A jūs matot, kas per monstras? Žiemą mes čia atvažiuosim. Dar vienas. Dar vienai kas? Jo, rotaniukas. Mažiukas rotaniukas. Jeigu ėmant mačą, ėmant bet kokią meškerę, tokio dydžio žuvį, faktas, kad gaudyti nelabai įdomu. Bet su botagėliu vakare pasidėt, kodėlgi ne? Rado Laurinas vaistų, aš bėgau per visus. O jis 1, 2, 3. Ir šiandien, pavyzdžiui, mano jau galvojom, karosų česnakas bus bomba, braškė. Su braškių kvapais dzikeliai, dabar pastoviai kiekvieną žvejybą pasiemu. Aš juos pabandyt, nu ir sakykit, norit, nenorit, nu savo duoda. Ant paprasto dzikelio nelabai, ant marcipaną bandėm nelabai, vanilę bandėm nelabai, o va braškė dirbo ant česnako, kuriuo labiausiai tikėjau, atrodo, karosui česnakas turi būti gerai. Iš vis nė vienos žuvies nepagavau. Ir slieko nenoriu. Uosto. Nebe uosto. A juodas. Atkabeklį dabar man reikia. Op. Gražiai nuvažiavo. Dabar slikiuką paskambino. Ai, kažką maišo. Kažkaip kimba ne taip, kaip turėtų kibt karosas. Toks delninis karosiukas jaučias, kad tikrai yra žuvies. Rausė vieną traukį, matos pasibaido, čepsi paviršiam. Ar jie nesimaitina, ar jie... Ar kažko nepataikom, bet aš taip norėčiau, kad būtų geriau. Aišku, ir orą matot, ne? Lietutis lyja, toksai krap, šonų kažkur eina dundulis, tai, kaip sakiau, kai dundulis šonė eina, niekad gerai nebūna. Lauris lyną labai taiko. Nu, turi būti tokiai pelkė, aš netikiu, kad čia negali jo būti, bet ir karosų, sakau, kodėl pas dėdoką buvo tokių, nu, virš puskilio tikrai. O mes didžiausius pagavom gal tik 300 gramų. Tai laukiam vakaro. Gal prieš tamsą nueis dabar tas lietutis. Gal prieš tamsą sujudės. Atėjai, krotanas. Ir papuola vienas kitas. Nu, žiemą varysimės chebra čia rotanų. Bet visi va tokie va špingalėtai. Įdomu, ar yra čia didesnių ar nėra. Nes jeigu yra, bus įdomu, nes ežerėlis toks nemažas. Žiemą pagręš čia tikrai bus kur dviese atėjus dienai darbo. Tai ir pasidėjom ką gerą valandą su centais, dabar po 7:37 ir Lauris jau nešioja daiktus.
O aš bandau užbaigti pirmą dalį. Pažiūrim, ką mes čia pagavom. O, jodulių. Va, koks laimikis. Jodulių. Juodi. Sietas kažkur praplėšęs. Nu ką, gaudė tos delninius karosiukus. Nu negaudysi, bet svarbiausia, va, žvėris. Va čia tai žvėris. Gerai, bernai, jūs aukit. Manau, kad šitame ežere nėra ką veikti. Dėduoka žvėjot moka, jeigu tokių žuvų pagavo. O mes kankintis nenorim, gaudyti tos mažius karosiukus galim pas babą prūdę. Tai netoli esamas ežerėlis. Ir vakaras gal tas lietutis praėjo šonų debesai. Nu gal dar kokį lyną išprievartausim. Tai kaip visada, jeigu labai jau neina, ką reikia daryti, mažiausiai keist tašką, pabandėm nepadėjo, tai keičiam vietą. Nu, matyta vietelė? Matyta. Ir užsišėriau ir veiksmų kol kas nėra. Čia, kur su jumis gaudėm karosus. Lauris nuėjo truputį dešiniau atsisėst. Uodai mus puola. Ir ką aš turiu? Naują uodų siaubą. Einu kurti priemonę nuo uodų. Termoselis. Bet čia šitas jau pramoninis didesnis, kraunamas. Ir ką jis čia rašo? 24 kvadratinius metrus ir veikia 9 valandas. Tai žodžiu, reikėjo jau šito daikto. Ir noriu jums pasakyti, kad šiuo metu Salmo parduotuvėse vyksta akcija. Nebloga visom turistiniam prekiam 20% nuolaidos visą birželio mėnesį. Tai nežinau, kada iškrito video, tai gal dar paspėsi ten ir palapinėm, ir miegmaišėm, ir kibimą dar turiu. Oi, pražiupsojau kažką tais. Žodžiu, vasara tik įsibėgėja. Ir gera akcija, geriem daiktam, ir kavinukom, ir visokiem įrankiam, ir, kaip sakiau, visai turistiniai įrangai 20% nuolaidos fizinėse Salmo parduotuvėse. Eik tu savo, Lauri, lynas ir surinkau žolės. Nuėjo. Plyšas su pavadu. Čia buvo geras. O pavadėlį, žinot, kiek nuo paskutinės žuklės? 0,14. Dalbajobas. Ką čia turim? Ką turim? Tas, kur nuėjo. Kerštas. Mažesnis. Bet ateini čia. Per naują. Knysa ir išknysa. Sakiau, bus dar vienas. Nu. Nepasiruošę, gaila, neturim pašaro. Mes jam. Bet va. Galiu ant tiesių kelti. Ką padariau, tai neturėjau pavadėlio. Pirmą uždėjau 14 nuėjo. Nubaigau. Nuklysė. Pabėgo. Su kabliuku. Galiu kelt, sakau. Ant 02 nieko nebus. Nieko, išpūstas kabliukas, ten gražiai čia lupytį gavo. Nesimaišo. Matot, viskas gerai, linai kimba. Tik kad čia labai nepasiruošę, nu taip žioplai, nu taip durnai. Namo važiuom ar dar pasėdim? Jau dabar sėdim, gal iškip. Nu pasėdim dar. Ir mano. Mano ne. Tavo ne? Dabar laukiam tavo. Pradėjau kažkaip ant vakaro judėt. Nu ką mes čia gerą valandą viršaus dabar yra? Ai ne, 1,5. Juda man. Sėdim. Tai kojelė
Tai linukai, du patys matėt, nu bet būna, kai neina, tai jau ir neina. Marcipaninio dzikiuko žalio. Patiko man tas reikalas su kvapais, nu bent jau ant karosėlių tai labai stipriai pasijautė, O, kažkoks veiksmas. Lauris įtempęs net. Traukti jau. Ne, šiandien įdomi žvejyba, bet reikia ir tokių. Labai gražus vakaras, ramus, nurimo, net namo nesinori. Prasineršė linai, trumpai, bet pačiupinėjau, tuščia buvo, patelka buvo antra, kur ištraukiam. Tai pailsėjo, bus galima dar užsiimti. Man liko labai mažai laiko. Liko man 14 dienų ir išvažiuoju į gyvenimo užvalkatavimą. Tai 2 savaitėlės, gal dar spėsiu kartą ant to liniuko. O jeigu nespėsiu, tai tada jau grįžęs. Mėnesį laiko manęs laukia kelionė už poliarinio rato. Tai va, chebrytė. Įdomu pačiam, kaip tas organizmas reaguos, nes maistas bus stipriai ribotas, bet gera kompanija, graži gamta ir tiek laiko, kaip sakau, man jau žmona iki savaitės nepyksta, jei užsižvėjoju, nu bet mėnesį laiko užvalkotau dar, nėra buvę taip. Tai va, bus ir iš ten, tikiuosi įrangą nepaves, susipirkau powerbankus, susipirkau panelės nuo saulės, kad galėčiau pasikrauti. Tai bandysiu pajutubint, perduoti emociją, perduoti viską. Tai gyvenimo bus mano iššūkis ir labai gera kompanija. Aš manau, kad iš ten, bent jau planuosi, yra tikrai serialas, kaip mums seksis už poliarinio rato. Būna ir tokių žvejybų, ne visada priskerdi. Tai nespėjau užfilmuoti, bet nuleidau 3. Tai šiandien 3-0 linų naudai. Bet aš laimingas, geras vakaras, irgi vėl kelios valandos, dabar 9:30. Bet jau važiuojam, kažkaip šiandien labai nėjo, žiauriai nėjo. Ten nuvarėm, ten atvarėm. Bet dažnas pas mane toks reikalas, bėgi, kažkur po to būna ir pataikai. Viso chebrytė, gerų jums žuklių.